Call Kreditas buvo ta įmonė, apie kurią teko šiek tiek girdėti labai geros informacijos apie tai, kad čia surinkti yra labai protingi žmonės, geri programuotojai. Tai buvo vienas iš aspektų, kodėl būtent į šitas duris pasibeldžiau. Galvoju, kai smagu, kad žmonės investuoja į Lietuvą visų pirma ir ypač į jaunus žmonės. Aukšta kartelė žmonėms priimame čia. Yra išlikus ir džiugu, kad praeina tik patys geriausi ir man patinka, kad taip ir yra. Kas be ko praktika sužavėjo, žmonės čia yra nuostabus, kolektyvas yra nuostabus, visi dalinasi žiniomis, yra draugiški. Toks požiūris, kad tu tikrai jautiesi, kad įmonė tave myli, jai tavęs labai reikia ir iš tikrųjų jinai labai stengiasi tave išlaikyti. Žmonės yra mūsų didžiausias turtas ir mes juos labai vertinam. Daug kompanijų galbūt sako, kad visi labai atviriai ir to vadovaujasi, bet Call Kreditas iš tikrųjų tai daro. Tokios laisvės, kokia yra Call Kredite, kaip tu gali ateiti pas savo vadovą ir tiesiogiai pasakyti, kad reikėtų daryti taip ar anaip, su juo pasikalbėti, aptarti. Čia žmogus ne įrankis, o pats žmogus yra vertybė. Yra žmonės patys atsakingi. Visa, kas pasiekiama, yra ne per kontrolę pasiekiama, o per pasitikėjimą. Ateina visos tos tradicijos, visas tas besirūpinimas darbuotojų, tiesiog norėjimu parodyti, kad galbūt ne tik darbas ir ne tik pelnas yra svarbu. Visos kompanijos, ne tik komandos, mano komandos ir kitų komandų, bet visos kompanijos bendras tikslų siekimas. Atmosfera kuria žmonės, kurie sukuria tą jaukumą ir pasitikėjimą ir savim ir kitais. Socialiniai projektai, kuriuos įgyvendiname ir iš vidaus jie kylantis, kad patys darbuotojai tiesiog randa savo laiko net ir po darbo, susėsti, pagalvoti, kur mes galėtume dar prisidėti socialinėje veikloje, ką galėtume nuveikti, padaryti gero. Šitoje įmonėje yra, kas labai smagu, komandos yra sujungiamos tiek iš Lietuvos, tiek iš Didžiosios Britanijos. Žiūrint į ateitį, aš manau, kad mūsų plėtros tempai nesumažės ir mes ir toliau kviesime jaunus, patyrusius, ambicingus ir talentingus žmonės prisijungti prie mūsų kolektyvo. Mano patirties tai dar nebuvo tokio pirmadienio, kad nenorėčiau eiti darbą. Ir aš tikrai laimingas čia. Ir tai yra tikriausiai gražiausia.